poker face. Nu va. Turėsim kažkokią mini kamerą. Filmai? Jo. Matai? Nusipirkome va tokį aparačiuką, tai pakuojam. Gal tu nori pakuoti, irgi? Ne. Man tai žiauriai fain pakuoti. Išlaiksim tą momentą. Aš noriu. Eina saugus mažiukas. Jis toks mažiukas, kažkaip, kai visi pakuoti. Nenoriu. Aš noriu. Reikalai nevydamotysim su. Tai va, žodžiu, mes dabar filmuojame su šita kamera. Taip. Modik, tita, motika. Tai tikrai patogu, lengvutis, fainas, Aparatėlis. visokiausių. Dėdė buka. Reikia tik tai išmokti valdyti, ta prasme, kas kur kaip ką daro, tik priprasti reikia, bet tikrai patogiau negu telefonas. Yra visas tas rinkinys ir mikrofonas šitas vienas, yra tripodas mini, yra adapteriai ir iPhone'ui, ir ne iPhone'ui, yra netgi lensės dar vienas, pakeisti šitą vaizdą visą tai. Žiauri fainas dalykas, nežinau kokią čia kitokią apžvalgą padaryti, dabar filmuoja su šituo, tai aš tai žiauri esu laiminga, nebe telefonu, telefonas pagaliau čia, galėsiu alio filmuoti, tai žiauri esu laiminga. Labą dieną. Man pavyko, prikonektinau. Aš jau esu super duper kietuola. Šitaip sudėkim, šitaip. Šitą reikia atgal įdėti. Šiaip labai fainas. Žiauri fainas, žinok. Robočiukas. Garas. Pas mane kameros suvokimas yra dažnai tas likęs, kur čia įsidedi į ranką ir įsikiša ekranas. What? Ir mes galim pafilmuoti, ką mes veikiam dieną ofise. Labas rytas. Mes darome kavą. Kažkas palikė dar lėtą puodelį su mentelę. Ups. Žiūrėkit, kokios gražios pūtės. Laukiam. Putytės. Čia mes, Niam. mes buristos esam. Būry. Išbūsiu tau iš pieno pučių. Pam. Dabar būsiu seksi. I don't like that. Put your tongue back in your mouth. Put your tongue in your mouth and close it. Labai seks. Labai. Tuk, širdelė, tuk. Tai nebuvo taip. Buvo. Nebuvo taip. Negalvok. Eik tu, lemą, žinok, nenervuok tu manęs. Gerai. Surštiena! Sakai, nerėkta? Gerai. Tyliai šneku. Ar aš per tyliai šneku? Ar mano balsas jums yra seksi?
sukurti laišką dėl bendradarbiavimo. Rašyti į Krekenavą, aš to neužsirašiau. Tuomet reikia parašyti tekstą diplomams ir padėkoms. Padaryti skambučius. Geros dienelės, skanios kavelės. Man parašė, skanios dienelės, geros kavelės. Ką daryt, jei tu esi durnas, ką daryt? Kiekvienas pirmadienis prasideda su susirinkimu 11 ryto. Aš esu slaptasis agentas, kuris visko klausosi. Pastebėt. Medžiojimą. Ne. Baklažano. Gerai bus. Pačiupinėk. Katrą pajunk. Gerai, agurkus. Tada Ar mums užteks vieną per pusę? Aš manau, Arba galim krūti. Čia užsitėvi. Nu, tai gerai, duokit šitą. mums užteks dviem. Taip. Dviem pavalgyti užteks. Užteks dviem pavargyti. Aš žinau, kad daug valo. Tai šitą įmam vieną. Gerai. Tipo, pinigų turiu. Nu, pas mane šiek tiek daugiau. Nu, pas mane iškėlė mažiau. Visą gerą? Visa? Dabar prieš maistą mes pasimelsime šventai trejybei. Šventa antra pakopa, šventa trečia pakopa. Pakopė, na, mes Ir kopėm. įveda gausos. Čia mums reikia. Pamentis, blet, kur peilis. Skanaus mums susitiksim už pusvalandį. Ne? Jo. Skanaus jums, skanaus mum. Žinai, ką reikia daryti. Subscribe, like, share, comment. Subscribe. Subscribe. Goodbye. Ryte padarysiu. Kaip, žinai, kas paskambino? Ohoho. Oho, kas paskambino. Jau. Baisu, taip skambino. Nu kaip, nice, klausyk, nu va, mes jau baigiam darbus, jau susirenkam. Tai va, nes šiandien to turi būti gražiai ateit. Bus galvos plovimo diena. Tai gal laiko tada pasportuosiu, nes aš nieko rytoj nuo ryto neturiu ir konsultacijų. Darbai baigti, varom namo. Čia niekam. Back to life, back to reality. Dar vieną. Šiandien vakarienė bus šaltekai. Mums reikės svagūnų, agurčikų, šuns konservų. Dabar reikia uždėti kiaušinių. Oho. Agurką visą dėsi ar ne? Gal ne? Svagūnai. Mano mėgstamiausi. Lina. Visur taškas man tie agurkai. Imk savo šitos baltus. Dar? Druskytis. Nereikėjo nuo tų cibulių valgyti, žinot. Dar paragau. Alio. Nenufilmavau, kaip padarėm tos šaltekus, bet jų pusė nebėra. Eisim plauti galvos
Ir Eisi galvą? eisiu galvą plaukti. Negalima, teisingai. Nori bulvę? Biški yra šalty barščių koma. Nieko nebenoriu, noriu biški paauglėti. Katėlė liusiku. Žodžiu, yra... Baig, mažutė. Nenori? Nu, šiandien tikrai mano diena, šiandien pasivaijo. Vedu šunį ir einam miegoti. Ane, Leila? Nu, поехали, šunį šveit, pažiūrėk, iki bomžė atrodo. Hello, hello. Antra diena. Važiuoju pasiimti Martynos, važiuosim mes į ofisą vėl. Bet kažkaip šiandien ne nuo ryto dirbam, o nuo pietų. Tai turim daug reikalų, turim daug kur dar nuvažiuoti. Čianais šituo metu filmuoju 2 video. Filmuoju, kai mums sekasi projektas ir šiaip dienos su manim ir panašiai. Tai kartais gali būti, kad aš šnekėsiu, kažkur dingsiu, tada kitur atsirasiu. Tai kas susijęs su projektu, tai laukite projekto, kas ten per projektas ir kaip mums ten sekasi, laukite ten kitur. O dabar važiuojam Martyną paimti ir nežinau, varysim į ofisą tikriausiai. Labas! Sveiki visi. Žiūrėk, aš tau turiu draugę. Kaziuko mugė reikia dalyvauti, nes gauni tada skanių dalykėlių. O tu turėjai saldainį nupirkai? Ne, man vaikščia davė. Vaikas atėjo, sako, imk tetą čia tau. Aš nespėjau nieko nupirkti, nes tiesiog mane užplūdo vaikai iš visų pusių ir jie mane valgė. Nerealiai, neturėjau kada apeiti aplink Kaziuko mugę, nes tiesiog antiek buvo daug vaikų, antiek jie norėjo mano dėmesio, žinai, kad... O tai kiek tėvų buvo? Tėvų labai nedaug, gal kokie 4 iš viso, žinai, per visą darželį. Nu realiai, 10 valandą, žinai, dieną. Iš viso, aš čia bednavojasi, tu mane filmuoji. Labai fainai, žiūrėkit, ką aš gavau. Va šitą irgi man padovanojo vaikytis, sako, imk tetą, už tai, kad tu labai fainai. O čia net pakabukai, kur tu norėjai daryti? Ne, čia žinok, iš molio, čia ne iš tešlos. Lyger. Aš čia irgi gavau. Apa, tu gavai. Turiu varyti iki namų, nes pamiršau kompą pakavėje, pamiršau flešiuką, čia viską pamiršau, tai gerai, kad prie pat namai. Va, vėl kavos ir vėl dirbti. Darbas, dirbti. Žiūrėk, kaip šmai atrodo. Pakis. Mes atrodo vienodai. Mes esam sesės. Darbingi žmonės pinigų neskaičiuoja. Kokį čia šūdą paskaitai? Aš čia tiesiog sukūriau katę. Ai, darbingi žmonės pinigų neskaičiuoja. Manau, kurie dirba, jie skaičiuoja paskaitys, skaityks, ypač kaip mes. O tokia mūsų diena šiandien. Varėm į tiltą. Norėčiau. Varėm į tiltą galius. Tilto gale. Tilto gale mes radom kultūros centrą. 17:30 konsultacija. Žiūrėsim, ateis ar neateis. Bandysiu biškelį įrašyti ir... Jo, 17:29. Nežinau, kas ateis. Šiandien greitai updeitinsiu šiandieną, tai tiesiog nieko labai daug nepadariau. Tai tiesiog nuvežiau vaikus, susirašiau, susitikom su Martyna, šiek tiek į ofisiuką, tada į tiltą, gulis dėl projekto, tenais tartis, žiūrėtis, ką gero mes ten turim. Grįžau, vaikus pasiėmė, dabar turiu konsultaciją, tai šiandien tokia 50-50 diena ir nežinau,
po konsultacijos varysiu namo ir diena vėlgi baigsis. Tai toks bus mini vlogas, nežinau ar įdomu, bet reikia pabiškį mokintis filmuoti įdomių kadrų. Kas? Ate?